Kurwa. Įdomi. 1 rublis. Yes. Šiandien atvažiavau į seną apleistą namą. Sienų apkalas išduoda amžių. Toks horizontalus rąsto apkalimas ir ypač tie dekoratyviniai vertikalūs sieneliai. Profiliuotos lentelės po langais buvo itin populiarūs tarpukario Lietuvoje. Jei įsižiūrėtum į langų rėmus, jų sudalijimą, jie dažniausiai išduoda tikrąją epochą. Tikėtina, kad pats namas buvo pastatytas kokiais 1925, 1930 metais. Vos įžengusi vedu pasitėka tyla. Tokia gili. Oho. Kad net oras atrodo sustingęs. Šią pečią gražiai pažiūrėkit. Galime iš ko nors rasti kur nors. Kiekvien žingsnis skambėja taip, lyg vaikščiočiau per svetimą laiką. Kokie didžiaus duris jūs pažiūrėkite. Pažiūrėkite į šias duris. Kaimo trobose duris būdavo žemos. Apie nuo 1,7 iki 1,8 metro. Čia jos yra beveik 3 metrų aukščio. Dvėrės. Paprastas kaimo žmogus tokių nestatydavo, nes per ją žiemą išeidavo visa šiluma. Tai dar vienas įrodymas, kad šis namas statytas gerokai iki 1940 metų ir čia gyveno labai turtingi. Dvariško stiliaus šeimininkai. Kai 2,5 metrą. Kaip minimum. Geras. Eik tu nafigam. Kurva. Balonis. Viskas čia visur jau išlandžiota, išbūta šitą išgriauta. Skaityk visi įrodymą prieš akis. Išardytas grindis, ne šiaip sau supovusis, kažkas ant sardė, kumpus išsvaidyti drabužė, numesti taip, lyg žmogus būtų išėjęs paskubom. Į tas pečius. Skaityk visi pečiai išardyti, rankom išdraskyti. Tikra kažkas laba kažko iškuoj. Švediškas stilius ir koklinė krosnis. Tokie kokliai tarpukariu dažnai buvo vadinami švediškais, tai buvo pati madingiausia ir brangiausia to meto technologija. Paprasti kaimo žmonės krosnis mūrdavo iš paprastų molio plytų ir jas baltindavo kalkėmis, o pasiturintys pirkdavo šiuos prabangius koklius. Tokia glazūruota keramika kainavo milžiniškus pinigus ir puikiai saugojo šilumą. Kartu su milžiniškomis durimis šie kokliai rodo, čia stovėjo tikri to meto kaimo rūmai. Viskas išplėšyta, išbūta, išveizėta. Komra. Pažiūrėkite į šitą profiliuotą krosnis atbrailą. Tai dvariško stiliaus elementas, kurį meistras rankomis išliejo iš tinko. Seniau čia tikriausiai stovėjo žibalinė lempa, apšviesdavusi visą kambarį, o šiandien ant šios prabangios detalės paukštis ramiai sau susisuko lizdą. Tai visur viskas šitą išplėšyta, išbūta. Dažniausiai juk senovė virš.
Virš durų ir slėpdavo viskon. Kas keikon turėdavo. Ką reikėdavo gyventi, skaityk. Po apačią. Tuik tuštumą. Skaityk tušti šitą visą. O papa. Šventas namų centras. Senovės Lietuvoje duonkepė krosnis buvo laikoma namo širdimi. Aplink ją buvo statomos visos sodybos sienos. Tikėta, kad krosnyje gyvena namų dvasia, žemėpatis ar kaukas, o pati duonos kepimo vieta buvo laikoma šventa. Prie jos nebuvo galima keiktis ar pyktis. Tai nebuvo tik vieta duonai kepti. Tai buvo šilčiausia namų lova. Ir labai tikėtina, saugiausia slėptuvė, kurioje šeimininkai, bėgdami nuo tremties, tikėjosi paslėpti savo vertingiausius daiktus. Pečius statytas 1940 metas. Keikon šidaunėlis vis iškėpis. Geras. Tarp sugriautos krosnės plytų štai šimorinio dubens šukė. Tai rankų darbo žiestas indas, kuriame šeimininkai tikriausiai raugė pieną arba minkė tešlą tai pačiai duonai. Tikras senojo kaimo gyvenimo fragmentas, virtas griuvėsiais. Senovėje sudužęs molinis indas buvo laikomas blogų ženklų, bet šiuo atveju ši šukė tarp krosnės griuvėsių simbolizuoja staigų ir liūdną namų gyvenimo nutrūkimą. Ši sovietinė lėlė buvo pagaminta iš polietileno. Šis plastikas pasižymėjo neįtikėtinu atsparumu. Dešimtmečius gulėdamas drėgmėje jis nepuvo. Laikui bėgant jis tiesiog išbluko, sudūlėjo ir įgavo šį mirtinai išbalusį zombių atspalvį. Jos akių mechanizmas veikė metalinio svarmens pagalba. Paguldyta lėlė turėjo užsimerkti. Tačiau bėgant metams drėgmė šį mechanizmą visiškai surūdijo. Todėl lėlė sustingo atmerktomis akimis ir liko spoksoti amžinai.